Labas ketvirtadienį. Nors šiandien iš tikrųjų man tai trečiadienis. Ir kol mažylis ramus ir šeima dar negrįžo, tai galvoju, reikia papasakoti apie praėjusią savaitę, kaip tas iššūkis mano eina. Bet prieš tai noriu paprašyti, kad jeigu neprenumeruoji šio kanalo, spausk prenumeruoti, like po šiuo video. Užtruks vos sekundę, bet tai padės mums augti ir pasiekti daugiau žmonių. Ir taip pat pakomentuok, kas tave paskatino įsijungti šį video, galbūt ieškai įkvėpimo, galbūt motyvacijos, idėjų, ar tiesiog radai turinį ketvirtadienio rytui prie kavos puodelio ir pusryčių. Va. O kas manęs nepažįsta, esu Tija, mažųjų sveikatą, mažųjų ritmų ir mamos linija įkūrėja. Ir kaip ir pasakoju kiekvienam video, šis 52 savaičių iššūkis buvo sugalvotas todėl, kad 5 metus dirbau prasmiai, galima sakyti savanoriškai. Ir tiesiog ir pavargau, ir išsikvėpiau, ir, žodžiu, negavau atgal to, ko reikėjo, tai yra finansų, kadangi vis tiek pilnu etatu dirbdavau, tai, o net nekalbėsiu, ką aš ten gaudavau, savanoriškai realiai dirbau, tai truputį pavargau ir nusprendžiau, kad aš nenoriu pamesti mamos liniją, nes tai yra labai svarbi misija padėti tiek pirmą kartą tapusiom mamom, tiek auginančiam iki metų mažus vaikus, nes taip pat turbūt pirmieji metai yra sunkiausi, bet paskui viskas lengvyn, tačiau iki tol labai reikalinga tiek emocinė parama, tiek ir šiaip pagalba, susitikimai, ką mes ir darom mamos linijai. Tai truputį tiek apie ją. Ir kaip ir minėjau, tai jau norisi sujungti finansus ir prasmę. Tai rodau kelią, kaip padėsiu tiek savo, tiek savo šeimai, tiek kitiems žmonėms, toms mamoms bei jų šeimoms. Ir ką pavyko per šią savaitę padaryti. Praėjusią savaitę kalbėjau, kad paslaugas susirašiau kategorijom, tai pavyzdžiui veiklos monetizacija viena iš paslaugų yra. Minėjau praeitame video plius minus, ką mes kalbam šios konsultacijos metu, tai gali pasižiūrėti jį. O šį kartą noriu peržvelgti, kas mane, kur galėčiau ieškoti klientų. Tai iš 1, 2, 3, 4, 5, iš 6 kanalų atrinkau 3 ir viena pagrindė tai yra partnerystės. Tai praėjusią savaitę iš tikrųjų išsiunčiau 1 žinutę ir 2 laiškus dėl partnerysčių. Tai vienas laiškas buvo konkrečiai dėl veiklos monetizacijos, žinutė buvo dėl namų organizavimo mano antrosios paslaugos. Ir 3 buvo reklamai, kaip pasakyti, ką galėčiau pareklamuoti mainais, žodžiu, kad būtų abipusė nauda. Tai dar kalbant apie tai mūsų blogų kol kas rėmėjas yra mlinija.lt, gali nusiskenuoti QR kodą ir pasižiūrėti, kokias paslaugas teikiu, jų aprašymus bei kainas. Ir taip einant toliau, tai irgi namų organizavimas, tai irgi iš 7 pasirinkau 4 ir vienas jų yra būtent ta žinutė partnerystiai pradėti. Tai vis tiek, kadangi auginu vaikučius, mažamečius, turiu, gal taip pasakysiu, ribotą laisvą laiką, kurį galėčiau skirti būtent paslaugoms teikti, nes vis tiek turim auklytę jau, kaip ir minėjau, kurie ateina 2 pusdienius per savaitę.
Norėtųsi, kad daugiau ateitų ilgiau, bet šiuo metu tokios mano galimybės. Tai va, tai ieškau, kad, taip sakant, nereikėtų vien pačiai ieškoti, o aktyviai tiesiog partneriai nukreiptų, aš pas partnerius nukreipčiau, nes namų organizavimas, tiesą sakant, susijęs su tuo partneriu, su kuriuo norėčiau dirbti, iš kurio laukiu dabar laiško. Taip pat yra trečia paslauga kūdikio lizdelio paruošimas, bet jinai labiau susijusi su namų organizavimu, nes čia taip pat padedu susidėlioti sistemą, kur reikėtų laikyti daiktus, kad būtų patogu, kad nebūtų apkrauti namai ir panašiai. Tada turiu baby shower alternatyvą. Čia buvau užsirašius 3 kanalus ir visus 3 ir pasirinkau. Ir tada tikslų mentorystė, tai kur per 50 minučių išsigryninam, tiksliau duodu namų darbus, išsigryninam dėl tikslų, tą tokį vieną pasirenkam konkretų, nes kiek yra tekę domėtis ir pačiai to užsiimti, tai išsirenkamas vienas didelis tikslas, gali būti 3, bet tada vienas didelis ir 2 tokie mažesni, kuriuos galima per 1-3 mėnesius pasiekti. Toks mažesnis. Va. Ir tada aš jau padedu pasidėlioti žingsnius link to tikslo, žodžiu, pasiekimo. Tai kas yra pasirinkęs 4 sesijų, tai yra mėnesio mentorystė, tai kartu kiekvieną savaitę peržvelgiam, kaip koks progresas, kur ką pakoreguoti reikėtų, kur iššūkiai kyla, pamotyvuoju ir panašiai. Taip. Ir dar ką padariau su paslaugom. Per šią savaitę taip pasiskaičiavau, kurias man labiausiai apsimoka daryti. Apsimoka, tai turiu minti, kad laiko atžvilgiu. Nes kai kurios yra, pavyzdžiui, namų organizavimas yra vykimas į vietą gyvai, tai reiškia, nuvažiuoti man reikia, dar atgal paskui važiuoti ir dar 3-4 valandas mes konsultuojamės tenais. Tai yra tikrai, atrodo, už ką tiek mokėti, bet vien laikas labai daug ką lemia. Tada baby shower alternatyva irgi taip pat gyvai daroma. Aišku, namų organizavimą tai galiu ir nuotoliu daryti, bet skaičiau, kad jeigu reikėtų gyvai važiuoti, tai nes kažkaip su juo, man atrodo, geriausias gyvas susitikimas, tiesiog apeiti erdvę, pamatyti, patarti, žodžiu, ir panašiai, bet online irgi nenurašau. Tai aš paskaičiavau, kad man labiausiai apsimoka dirbti ties veiklos monetizacija, nors jinai nėra mano brangiausia paslauga, bet laiko atžvilgių ir pinigų svertę laimi veiklos monetizacija plus baby showerio alternatyva vis tiek ir tikslų mentorystė. Jinai vyksta online, tai iš vis galima sakyti numeris 1 pas mane. Ties ko turėčiau fokusuotis. Va. Ir tada, ką pasidariau, tai buvau pasirašiusi žingsnius link to norimo svajonių gyvenimo. Prieš porą, man atrodo, video kalbėjau, kiek jisai kainuotų. Tai irgi gali pasižiūrėti, jeigu nematei. Atsidariau kompiuterį, kur esu susirašiusi, tai pavyzdžiui, pirmas būtų uždirbti pirmus 1000 eurų per mėnesį iš savo veiklos, tada antras jau būtų įsigyti pirmą kokybišką ilgą amžių garderobo daiktą, tai pavyzdžiui, gerą vilnonį paltą, kadangi tai daug sezonų naudojamas bazinis daiktas. Čia kaip pavyzdys, aišku, viskas gali keistis, dar žiūrint, kaip finansiškai viskas eisis.
Tada trečias žingsnis pasiekti jau 2000 per mėnesį iš savo veiklos, sukaupti tam tikrą sumą finansinę pagalbę, tada vėl pasiekti didesnės asmeninės mėnesio pajamas, tada jau įsigyti kokybišką kasdienę avalynę, įsigyti pirmą ilgaamžį papuošalą, kadangi aš turiu pagal stilistės duotą PDF, bet jie nebuvo sidabras, auksas ar kitas geras metalas, tai yra vis tiek bižuterija ir aš truputėlį kankinuosi jūsų. Tai reikėtų tokio kokybiško daikto. Žodžiu, ir čia pas mane yra 25 žingsniai, ir tas 25 yra toliau judėti link paskaičiuotos tos norimo to 25 000 eurų per mėnesį norimo gyvenimo lygio. Tai va, aišku, nebūtina čia viskas, kad būtų būtent kaip susakiau ką tik, nes pagal gyvenimo situacijas gali keistis, gali būti kažkur galbūt kitur turės, ten nežinau, emergency ir panašiai. Tai, bet tokį kaip pradinį tašką norėsiu savo pasirašyti, tai vat ir pasirašiau. O daugiau ką, tai aš laukiu atsakymų, kur minėjau, kad parašiau laiškus. Galim pasitikrinti, bet aš nemanau, kad bus atsakymas taip greitai. Ne, dar nėra. Tai va, tai laukiu kol kas atsakymų ir žiūrint pagal tai, ar atsakys šią savaitę, tai parašysiu tolimesnį laišką, o jeigu ne, tai follow-upinį nusiųsiu, kad ar gavo. Ir turbūt tiek. Dar galiu pasidžiaugti, kad įsigyta tikslų viena konsultacija įsigyta, bet jinai bus rugsėjo mėnesį. Žodžiu, man jau reikia grįžti į mamos rolę, nes matau, kad reikia jau pagailėti ir pamyluoti savo vaiką, nes labai matus nors jau mano dėmesio, nors ir kad ir trumpai atsitraukiau, bet taip ir būna. O rytoj ateis auklytė, tai tuo tarpu galėsiu padirbėti prie savo darbų. Tai va. Kviečiu pasižiūrėti, ką pavyko nuveikti per praėjusią savaitę, nes jinai buvo labai įdomi, dalyvau labai įdomiam gimtadienį ir man jis labai patiko. Net galvoju savai kažką panašaus gal padaryti. Gal ne su ta pačia pramoga, bet kažką į tą pusę, nes labai tikrai įdomus, patiko, labai įdomi patirtis buvo, tai kviečiu pasižiūrėti ir susimatysim video gale. Hello. Pamojuoti galit. Kaip čia fainai? Pirmą kartą? Taip. Ai, mano mama išprotėtų čia. Pasiruošus sveikinti. Palaikit, aš be akinių, aš nieko nematau. Bet ir nieko nepažįstu. Sveiki, aš Kristina.
Irgi darysi laptop keičia. Ne, aš norėsiu kaip kosmetinę gal labiau. Aš noriu nusipirkti. You're done. Okei, tu irgi išsirinkai, ką darysim. Tai aš tą didesnę kosmetinę kaip kompo dėklą, bet kosmetinę. Bet su kampais tais iškirstais. Gerai. Kas bus labai greitas, gali dar vieną padaryti, va neturėsim merginos, bet darbelis padaromas šiaip. Konkursas. Galima. Va, šitą graži. Ir čia, kur yra graži pusė, kuri tau patinka. Mes sulygiuojam visus tris. Vieną medžiagą, kitą medžiagą ir užtrauktuką. Galim pasposti, nes man sulygiuojam. Duriam smeigtuką, virš užtrauktuką. Tai gali va paliesti pirštais, va šitoje vietoje yra užtrauktukas, mūsų smeigtukas yra virš jo. Jauti? Činkim dar. Činčin. Žagarėlę. But like, where should I lower it? With my side? Yeah, to you. Yeah. And you're doing it correct. Just more. This is the correct position. Yeah. You take, you see the full length of a needle and Need for speed. Expert level. this is the full length and you put it. Ir padaryk kelis tokius kampus. Man keturių siūlai tapo. Ar dar tinka tavo siuliukas to šviesos? Jo. Nu tai va, nu čia. Praeitė, ne? Važiuoji, bet čia... Užsibukai. Nebėra streso? Ne, šiaip labiausiai dabar stresas, nes čia atrodo baigiau. Lygintuvas paruoštas, aš nenoriu iš... Jo, gali neišjungti. Bet jis visur čia. Jo, pabaiga, tai piktai nepraeis. Nebent tau užtrauktuko. These boots were made for walking. Oh my god. Nu, Nemačiau šitą. kiek laimės. Aš žinau, kad paprastų malonumų žmogus. Tai gerai. Labai daug laimės darys. Gal tai yra mano draugė? Tada baigėsi. Koks pagalbos piški? Bliatė. Padarėjau? Aš jau viskas. It might be. Right now you have to fix this hole right here. Я как-то в ударе даже. So now this is going to be one last seam. Inside. Parodyk. Here. One last Atsekti. Tada galima kažkaip ištaginti. Paskutinis štrichas. Nu, kerpam. Opa. Tikiuosi buvo paskutinis iš tikrųjų. Jo. Nu, parodyk. Ну, файnas. Spalva gerai išėjo.
Pademonstruok, kaip... It had to be like Super, near super. the edge. Like O, labai gerai. O, super, super. Pradė kaip atsidaro, super. Not to have empty-handed in the bag. Oho, dar dovanų gaunam? Oh my god. It's for you. Not to be Aš kaip tik ieškojau. empty bag. Brown. And I was looking at it today. Actually, not at the packet. Geras Actually, prietaisas. I actually use it. It's my favorite. she was telling me about it. Bet aš jau žinau, kad gatavą įsidėjau. Ir iš šitos linijos ir tu gavai dovanų. Combo. Nice. Nu va. O tu išpakuosi? Aš nei gimtadienis galim dovanų. Apdovanotas. No. Aš tada įdedu pas tavo dabar. Gerai, kiek kur nors studijai tiesiog. Fain, kaip koks nerealus daiktas, jis taip skistus. Tai reiktų geriau nepamiršti. Čia antakliams formuoti. Čia toks geras dalykas. Siemu antaklius. Oi. Mokyti klientus ir aš to pačiu. Aš nepažįstu, tai nes nebuvau Sen aš kažkur gavau ir ant jo tiesiog visas Cezario salotas ant to šnicelio, tai tu pliauni jį ir visą Yeah, just guys with mayo. Yeah, there's a mayo. This is hummus. Ania, tu jest hummus? Pika? Broccoli? Ja zamawiałam na drugiej, ona mi chciałam hummus z chlebem. Jo, ne, aš nuostabus žmogus, aš nebuvo nuostabinu, man labai daug meilės rodė. Tik tiek, kad tam tikras gaunas atsirado. Tas nesvarbu, kad nespektaklio. Su gimtadieniu, su gimimo diena. Ačiū, ačiū. Tai gal reikėjo kelnes pakeisti. Šaltas atrodo iš tų.
Fain. Su vištiena burgeris. Žinai, kokią noriu? Kepsnys karalius yra. Ei. Pažiūrėti reikia. Aha. Ar ten netingi? Pažiūrėk. Turbūt nebevalgys. O, geras. Pabandyk, pabandyk. Kaip fainai. O, katytis. Šeima. Čin čin. Žinome, kaip fotkę. Šiltas. Piktą gabytę reikia pafilmuoti. Gal jūs norėtumėt vertinti per viduklėlę? Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas. Oi, ačiū. Iš visų pusių geras. Aš net nemačiau šito. Na ką, tai ačiū, kad žiūrėjai iki pat galo. Tikiuosi buvo įdomu. Lauksiu komentaruose, kas labiausiai patiko iš to, ką čia papasakojo apie savo tą iššūkį ir praėjusią savaitę. Galbūt patiko gimtadienio pramoga. Tai lauksiu labai komentarų ir ką, priminsiu, kad jeigu dar neprenumeruoji šio kanalo, spausk prenumeruoti, like po šio video ir komentuok. Kaip ir minėjau, kas labiausiai patiko, galbūt kažko norėtum daugiau pamatyti ar išgirsti. O kol kas keliauju į mamos rolę ir susimatysim kitą ketvirtadienį. Iki.